Šiandienos sutikimas vyks įdomia tema, įdomiu rakursu, įdomiu planu, nes širdyje visiškas pasitikėjimas aplinka. Ir pirmiausiai atsipalaiduojam, įkvepiam, iškvepiam, įkvepiam, iškvepiam, įkvepiam, iškvepiam. Ir prieš save pamatykite kelią. Pamatykite, kaip nuo jūsų širdies, nuo jūsų krūtinės eina toks juodas, platus kelias tarp miškų, tarp medžių ir jis vinguriuoja. Ar jūs pabandykite eiti šituo keliu, koja už kojos, pastebėdama kiekvieną grūpstelį, kiekvieną lapelį, kiekvieną šnarėjimą, kiekvieną aplinkui esantį objektą, daiktą, kas supa tave. Neskubėk, pajausk, kad tu eini kaip ir mišku, bet eina takelis ratu ir tu eini ratu. Viduryje yra toksai kaip šulinėlis, kaip tvenkinėlis. Ir tu vėl ateidamas ratu grįžti į tą vietą, nuo kur pradėjai eiti. Ir stovi dabar atėjęs apėjęs ratu prieš šulinį, tvenkinėlį, tokią ramią sakralią vietą. Ir tai jau taip gerai ramu. Tu atsisėdi ant kranto, įmerki kojas į vandenį, matai, kaip priplaukia žuvelės, paliečia tavo kojų odą. Tu ramiai sėdi ir mėgaujasi bendravimo ir komunikavimo su žuvimis. Tu matai tas auksinės žuvelės, kurios plaukia aplink tave. Tai ypatinga energetika, tai ypatinga energija, kuri viską ir visus gydo. Jei gauna tie žmonės, kurie iš tikrųjų nori gydyti kitus, nori gydyti sielas, kurie nori pakilti aukščiau negu dabar yra, kurie pasiruošę padaryti bet ką, kad išgydytų visatą, visą pasaulį, savo erdvę. Ir nuo to, kaip aš jaučiuosi, nuo to, kaip aš esu pasiruošęs, nuo to, kaip aš esu skaidrus savo viduje, nuo to priklausys mano gydymo energija ir gydymo potencialas, ar aš tapsiu tą šviesą gydančią ar ne. Galite pamatyti, kai jūsų viduje, jūsų vidiniuose organuose sukasi balta energija, balta šviesa, jinai sukasi srautu, sukasi krūtiniai, pilve. Ir taip neskubanti tokia balta šviesa, o jūs sėdite ramus ant vandens telkinio kranto ir stebite aplinkui. Pakeliat galvą aukštyn, matote lapiją, paukštelius, čiulbesį, ramybę, pusiausvyrą ir harmoniją, kuri supa tave. O tu esi toje harmoningoje aplinkoje. Tau gera būti, tau gera sėdėti, tau gera būti pačiu savimi. Ir tu sėdi. Įkvepiam. Įkvepiam.
Iškvepiu. Įkvepiu. Iškvepiu. Ir medituoju. Nes mes esam šviesa, mes esam energija. Mes esam visa ta gamta, kuri susijungia su visata. Mes esam viena sistema, viena struktūra, niekuo nesiskirianti nuo tos aplinkos, kurioje esame. Ir pajauskime, kaip aš ištirpstu visoje erdvėje, toje, kurioje buvau. Pastebėkite, kiek manyje yra žuvelės, vandens lelijos, krūmo, medžio, vandens, akmens, lelijos, viso to, kas yra aplink mane. Pajauskit, kaip aš išplatėjau į visas erdves ir susilieju su visa ta harmoningai. Manęs kaip tokio asmens nebelieka. Lieka atomai, molekulės kiekvienoje erdvėje, kiekvienoje ląstelėje. Ir aš pati tampu tokia erdve. Ir aš ją matau, aš ją jaučiu, aš joje esu. Ir pastebėkite, kaip ta erdvė yra tokia skaidri, kaip mano skaidrus vidaus organai viduje, krūtinėje, pilve. Mano visam kūne išsisklaido ta erdvė ir jinai tampa permatoma, perregima. Ir viskas vyksta aplink mane, mano viduje. Ir aš protu suprantu, kad tai neįmanoma, bet energetiškai viskas įmanoma. Energijos vaikšto aplink mane, jos jungiasi, susijungia ir jos persipinusios su visku, kas yra aplink mane. Tai yra dėsnis, kurį aš turiu labai aiškiai žinoti. Jūs sakot, turiu dėsnį, su kuo sutapsi, to pats tapsi. Taip ir čia. Kokioje aplinkoje atsirasi, tokia aplinka persiimsi pats save ir tu pats padalinsi save į tą aplinką. Toks sąveikos dėsnis. Į ką pažiūrėsi ir tą turėsi. Ir dabar eikim dar giliau. Ir nerkimės tą vandens telkinį, upelį, nerkim gilyn, negalvodamos, kas bus. Tiesiog iššokim ir nerkim, ir žiūrėkim, ir jauskim, kaip mes plaukiame, kaip tuneliu dabar žemyn, kaip leistumėmės vandens čiuožykla. Leidžiamės dideliu greičiu žemyn. Ir mes esam ramios ir žinom, kad tai neria mūsų energetiniai laukai. Ir jie tiek yra lankstus, flexible, kad jiem niekas nebaisu, jie prie visokių formų prisitaiko. Mes čiuožiame žemyn. Vis dar čiuožiame. Ir dabar galite pamatyti, kad mes taip kaip iš vamzdžio iščiuožiam ant tokio smėlio. Kaip būtų negyvenama sala, bet tokia aplinkui jūra, žydra jūra. O mes stovim krante ant tokio smėlio, skaidraus smėlio. Palmės,
saulė, šviesu ir ramu, nei vienos bangelės, aplink skaidru, Bahamai, panašiai žydras vanduo, bet čia ne Bahamai, bet paveikslėlis, kurį galime fiksuoti, tai panašiai kaip Bahamai, bet čia ne Bahamai, čia sakrali erdvė, kurioje viešpatauja taika, ramybė, susitaikymas, harmonija, kurioje vienas kitą pažįsta be žodžių, kurioje nėra konkurencijos, kovos, nėra lyginimo, pavydo, apskritai nieko nėra. Yra tik šviesa, energija ir visiškas atsipalaidavimas. Čia žmonės vaikšto nuogi, nes neturi kas slėpti. Jie neturi dėl nieko išgyventi. Visko yra, visko pakanka. Jie nevalgo mėsos, jie nevalgo nieko. Jiems nieko nereikia valgyti, nes jie yra sotūs energija, kurie juos užpildo nuo galvos iki kojų. Ir jie visą laiką vaikšto šviesos sraute. Jie visą laiką vaikšto palaimoj ir susijungia su visata. Ir galit matyti, kai dabar jums tiesiog pajungiama iš viršaus šviesos srautas ir eina per jūsų galvą, kūną, per visą jūs. Ir jūs tampate tokie kaip vaikščiojantys elektros šaltiniai. Tiesiog galite matyti, kaip laidas, tiesiog galite matyti, kaip pasukite galvą, kaip sukiojasi ta šviesa, kaip jinai vinguriuoja virš jūsų, tokia kaip toks sako, kaip plaukų kasa. Ir jūs esat maitinami per viršų į apačią. Ir jūs net pamirštat, kad mokėjot ar norėjot valgyti ar gerti, nes viską, ko jūs tik tai norite, jūs viską gaunat per viršutinę galvos dalį, per pakaušį. Jūs esat pamaitinamas, visos stuburas, visos ląstelės, kojos, kraujagyslės, limfotaka, limfinė sistema, nervų sistema. Visos sistemos jūsų dabar generuoja šviesą. Ir šviesoj pasimaitina. Ir josios pačios sukuria energijos produktus, jos gauna energijos, kurios nereikia joms gauti iš maisto. Jos energiją gauna iš tam tikros rūšies energijos ir joms net nereikia perdirbti jos, tai tiesioginė energija, kuri reikalinga tam, kad suktųsi ir vystytųsi metabolizmas ir kiti cheminiai procesai jūsų vidaus organuose. Ir jūs esate laimingas, nes jums nieko nereikia daryti absoliučiai. Jums reikia vaikščioti po pievas, smėlį, vandenį, mėgautis gamta, visata, pakelti rankas į šviesą, pasidžiaugti. Pajausti, kaip delnais jūs pasiekėte viršų dangų, kaip delnais jie šiek tiek užsidega. Ar galite jausti, kaip dega delnai ir kaip energija ateina ir per rankas, per delnus. Nes jūs esat Dievo kūriniai ir jūs esat padaryti pagal jo podobiją, pavyzdį, kurį jis gydo rankomis ir jūs turite gydančias rankas.
Ir jūs vienas kitą galite gydyti rankom, pridėdami ranką prie skaudamos vietos, prisijungę prie šviesos šaltinio. Galit pasakyti, aš tave myliu, aš tave branginu, aš noriu, kad tu būtum sveika. Ir ta kūno dalis gauna energijos tokios, kurios niekas negali gauti žemėje. Ir organas atsigaivina, tiesiog sužydi, sukėlėja ir pradeda skleisti šviesą. O jūs, kurie uždega kitos energiją, ir viskas išblėja, atgyja. Ir dabar galit jausti, kaip energija eina per jūsų kūną, per viršugalvį, nugarą, ranką, pečius, per visą jūsų. Galit pasivaikščioti, sako, kol vyksta procesas. Galit pastebėti save, kaip jaučiate šitame momente, kas vyksta ne taip, kaip įprasta, ką išgyvenat širdyje, ką išgyvena jūsų fizinis kūnas, ką išgyvenate mintyse. Viską galite stebėti kaip ir iš šono. Pajauskit, kad yra harmonija, pusiausvyra, kad niekur neskuba. Nes mes neturim kur skubėti. Nes tokio kaip laiko nėra. Yra buvimas čia ir dabar ir visada. Svarbiausia, kaip aš išgyvenu šią akimirką, šį momentą, su kuo aš esu. Galit pakelt galvą į viršų, pasižiūrėti, kaip teka energija, kaip jinai nenustodama teka. Ir kuo toliau, tuo stipriau ir stipriau ir stipriau. Nes tai yra gydanti energija. Jos užteks visiems, kurie prie jos prisilies. Jinai plečiasi, matau, visas pusės, į šonus, jau kaip dušas, jau kaip iš dušo didelės galvos eina. Ir jums turėtų būti lengva kvėpuoti. Nepamirškime kvėpuoti. Ir svarbiausia, kaip susijungęs su šviesa energijos šaltiniu sėdėjo Buda.
sėdėjo tūkstančius valandų, kad ateitų prašviesėjimas, prasrėnija. Jis praleisdavo dienų dienas tokioj tyloj ir buvime, užsidaręs savyje. Jis galėjo nevalgyti parom, dienom, mėnesiais, metais. Nes žmogui nereikia maisto, maitinimo. Jis yra vienoje jungtyje su šviesa. Bet jis ir neturi suityt, neturi judėti ir maišytis su pasaulio reiškiniais, su pasaulio įvykiais, kurie jį išblaško, išmuša iš vėžių. Ir jis tik tada pradeda valgyti ne dėl to, kad jam trūktų energijos, o dėl to, kad jis nori pabėgti nuo tos realybės, kurioje yra. Bet dėl šiandien svarbu mums pasimaitinti energiją ir suprasti tą skirtumą, kaip aš jaučiuosi, kai išeinu iš tos erdvės ir kai ateinu į šitą erdvę. Dabar labai gerai. Mes dabar vėl tampame kaip undinėlės. Mes tampam vėl kaip žuvelės, kaip mergaitės. Ir matau, kaip vėl einam į tą vamzdį. Ir dabar tiesiog plaukiam aukštyn, grįžtam atgal. Ir matau, kad tiesiog einam į tą erdvę, lendam ir dabar mus neša srovė aukštyn. Ir galit matyti, kaip mes kylam aukštyn. Ir išnyram tam pačiam prūdelį, tam pačiam fontanėlį, kuriame buvom. Išnyram, atsisėdam, išlipam. Einam, grįžtam atgal, rodo takeliu. Grįžtam atgal į savo širdį. Pareinam, pasisotinę energijos, meilės, šilumos ir visko, kas yra geriausia šiam pasaulyje. 5, 4, 3, 2, 1 ir pabundam.